Pasaulyje yra 50-80 milijonų žmonių kenčiančių dėl nevaisingumo. Epidemiologinių tyrimų duomenimis Lietuvoje yra apie 50 000 nevaisingų šeimų. Kasmet jų padaugėja 2 000. Nevaisingumas yra įtrauktas į Pasaulinės sveikatos organizacijos tarptautinių ligų nomenklatūrą. Įdomu, kokios yra taip sparčiai plintančios šeimų nevaisingumo priežastys ir kada galima laikyti žmogų nevaisingu. Pora yra laikoma nevaisinga ir pradedama tirti ir gydyti, jeigu gyvendama reguliarų lytinį gyvenimą ir nenaudodama jokių apsisaugojimo nuo nėštumo priemonių negali pastoti 1 metus. Tačiau jeigu moteris yra vyresnė negu 35 metų amžiaus ir yra žinomos aiškios nevaisingumą galinčios įtakoti priežastis, tokios kaip mėnesinių ciklo sutrikimai, praeityje buvę lyties organų uždegimai, tuomet ištyrimas ir gydymas turėtų būti pradėti anksčiau. Nevaisingumo priežastys gali būti įvairios, jos pasiskirsto maždaug taip. Ovuliacijos sutrikimai apie 25% atvejų, kiaušintakių pakitimai apie 20% atvejų, gimdos ir pilvaplėvės pakitimai apie 10% atvejų, pakitimai vyro organizme apie 25% atvejų, vyro ir moters vaisingumo sutrikimai vienu metu yra stebimi apie 40% atvejų. Trumpai aptarsim, kokios galimybės ištirti nevaisingą porą. Norėčiau pabrėžti žodį pora, kad tai yra ne vieno iš partnerio, bet poros ištyrimas dėl nevaisingumo. Visų pirma, turėtų būti ištirta vyro sperma, išsiaiškinti, ar nėra kažkokių pakitimų, ištirtas vyras. Toliau sektų moters tyrimai, siekame įvertinti ovuliaciją, kiaušidžių funkciją, kiaušidžių funkcinį rezervą, atliekami hormoniniai tyrimai. Taip pat hormoniniai tyrimai siekiant įvertinti skydliaukės funkciją, prolaktino kiekį kraujyje ir kiti. Įvertinus šitos parametrus atliekama echoskopija, tyriama ar nėra struktūrinių kažkokių anomalijų gimdoj, kiaušidėse, kiaušintakiuose. Jos nustačius reikėtų atitinkamai gydyti. Tolimesnis ištyrimas, jeigu neradus priežasčių prieš tai buvusiuose tyrimuose, sektų kiaušintakių funkcijos įvertinimas. Kiaušintakių funkciją galime įvertinti ultragarsinių tyrimų metu, panaudojant tam tikrus skysčius, gelį ir vertinant kiaušintakių funkciją. Tai yra vienas paprasčiausių tyrimų, neinvazinis tyrimas ir labai gerai toleruojamas. Kitas tyrimas, kurį norėčiau paminėti, kiaušintakių funkcijai įvertinti, tai chromosalpingografija, atliekama rentgeno kontroliai. Šitam tyrimui reikia šiek tiek daugiau aparatūros, tai reikia rentgeno. Yra tam tikra spinduliuotė, bet tai irgi neinvazinis tyrimas. Ir kaip auksinis standartas, tačiau invazinis tyrimas, tai būtų laparoskopija ir kiaušintakių pratekamumo įvertinimas. Nepaisant to, kad tai yra invazinis tyrimas, pagrindinis pliusas šito metodo būtų, kad tuo pačiu galime ne tik diagnozuoti problemą, bet ją ir gydyti. Ir įvertinti plačiau pilvo organus, gimdą, kiaušidės, kiaušintakius ir aplinkinius audinius. Nevaisingumo gydymas šiais laikais yra skirstomas, sakykime, į konservatyvų ir į tokį daugiau šiek tiek chirurginį, pagalbinius apvaisinimo būdus. Konservatyvus nevaisingumo gydymas tai pirmiausia yra gydymas vaistais, kai skiriami hormonai, kurie paskatina kiaušidės veikti, taip vadinama ovuliacijos indukcija arba ovuliacijos skatinimas. Taip. Jeigu šitos priemonės nepadeda, kartais gali būti naudojami chirurginiai būdai, kai moteriai galvojama, kad gali būti saugos pilvo ertmėje. Vyro turbūt nevaisingumo konservatyvus gydymas yra menkiausiai efektyvus ir paprastai neduoda jokio efekto, nors pacientai labai mėgsta, labai noriai klausia, kokius vitaminus išgerti, kad pagerėtų sperma. Tai nėra tokių stebuklingų vitaminų, kurie padėtų pagydyti vyrą nuo nevaisingumo. Kartais duoda efektą varikocelės, išsiplėtusių kraujagyslių operacija, bet irgi tai yra abejotina, sakyčiau.
Ir vis tik tai šiuolaikiniai ir efektyviausi, ir efektyvesni gydymo būdai tai yra pagalbiniai apvaisinimo būdai. Tai vienas paprastesnis būdas yra intrauterinė inseminacija, kurios metu specialiai paruošta sperma yra sušvirkščiama moteriai į gimdą. Va tai, ką mes matome čia, natyvinė vadinamoji sperma, yra laboratorijoje ruošiama taip, kad atskiriami tik tai judrų spermatozoidai. Ir tik tai tas judrių spermatozoidų koncentratas, įkišus kateterį į gimdos ertmę, čia yra sušvirkščiamas į gimdą. Tai yra neskausminga paprastai procedūra ir praktiškai skiriasi nuo natūralaus pastojimo tik tai tuo, kad koncentruota sperma yra naudojama, o spermatozoidai taip kaip ir natūralaus pastojimo metu turi nukeliauti per kiaušintakius, į kiaušintakio galą, turi įvykti ovuliacija ir čia apsivaisinti kiaušialąstę. Tos intrauterinės inseminacijos gali būti atliekamos natūraliam cikle ir paskatinus ovuliaciją. Šiais laikais inseminacijos yra atliekamos vis rečiau ir rečiau, todėl kad efektyvumas šito metodo yra tik tai 10–15% ir todėl žmonėms dažniausiai paaiškinus, kurį būdą rinktis, ar rinktis inseminaciją, ar rinktis taip kaip lietuviškai tai vadinama ir iki šiol apvaisinimų mėgintuvėlyje, kur tikimybė nėštumo yra 40–45%, tai žmonės dažniausiai pasirenka intensyvesnį ir efektyvesnį būdą. Tai kalbant apie tą antrąjį būdą, apie apvaisinimą mėgintuvėlyje, tai yra toks metodas, kurio metu pirmiausiai moteriai yra skiriama hormoninė stimulacija, tokia intensyvi hormoninė stimulacija. Mes mūsų klinikoje dažniausiai naudojame trumpą protokolą su antagonistais. Tai čia galima matyti schemoje parodyta mėnesinių ciklo pradžia, tai reiškia mėnesinių pradžia. Nuo 1, 2 arba 3 ciklo dienos įvertinus kiaušidžių būklę, kad kiaušidėse nėra kokių tai funkcinių cistų, skiriami gonadotropinai. Tai yra praktiškai rekombinantinis folikulo stimuliuojantis hormonas, kurio struktūra yra labai panaši, praktiškai tokia pati į natūralų folikulo stimuliuojantį hormoną. Ir moteris leidžiasi tuos vaistus. Dažniausiai vartojam tokį švirkštą, kur yra didesnė dozė, kur reikia tik tai pakeisti trumpą adatėlę, čia nusistatyti leidžiamų vaistų dozę ir suėmus raukšlę pilvo odos, ją pavalius, susišvirkšti pačiai. Dažnai pacientai bijo, kad tai yra skausminga arba baisu, bet iš tikrųjų ta adatėlė yra labai nedidelė, labai aštri ir dažniausiai pradžioj ta baimė jinai išnyksta. Tai vienu žodžiu leidžiama keletą dienų, po to vėl reikia įvertinti ultragarsu ir matyti, kaip tai atrodo, kaip auga folikulai. Kartais, jeigu yra gydytojui neaišku, gali būti tyriami hormonai ir pagal hormonų kitimą kraujyje spręsti, ar pakanka tos stimulacijos. Ir taip, kai folikulai pasiekia tam tikrą dydį, plus leidžiami dar vieni vaistai, kurie neleidžia folikulam prieš laiką susprogti, neleidžia jiems, kad įvyktų ovuliacija. Ir kartu taip leidžiama tol, kol mažiausiai 3 folikulai užauga iki 18 mm dydžio. Ir tada atliekama dar viena injekcija, po jos praėjus 35–36 valandom atliekama kiaušidžių punkcija. Tai yra procedūra, kurios metu, čia gali matyti, kaip tai atrodo, kaip matosi, ultragarso kontrolėje atliekama, ultragarsu žiūrint matosi folikulai ir kaip adata atsiduria folikulė, išsiurbiamas tas skystis, kuris ten yra, ir laboratorijoje mūsų biologai suranda kiaušialąstes. Toliau vyksta pats apvaisinimas ir jeigu tai yra paprasta procedūra, tai reiškia, kad leidžiama ląstelėms vaisintis pačioms. Jos tiesiog sudedamos į vieną indą, kiaušialąstės ir spermatozoidai. O intracitoplazminė spermatozoido injekcija tai yra mechaninis būdas, kada specialiai paruošus kiaušialąstes, po vieną spermatozoidas yra gaudomas ir įdedamas į ląstelę. Ir vienu ir kitu būdu apvaisinus
Kitą dieną, sekančią dieną po punkcijos yra įvertinama, kaip atrodo laboratorijoje, kaip atrodo kiaušialąstė, kaip atrodo. Jeigu apsivaisino, tai matoma yra viena ląstelė, kurioje yra du probranduoliai, tai yra taip vadinama zigota. Ir tada galima suskaičiuoti, kiek kiaušialąsčių apsivaisino. Antrą dieną idealus embrionas yra 4 ląstelių, trečią dieną idealus embrionas yra 8 ląstelių, vienodo dydžio, be smulkių dalelių. Turi tam tikrus morfologinius kriterijus, pagal kuriuos yra įvertinama embriono kokybė. Ir toliau tie gauti embrionai yra patalpinami į moters gimdą, vėlgi, bet tai čia yra čia pavaizduota šitoj schemoje. Ir tada moteris toliau turi vartoti progesterono preparatus ir tiesiog atlikti arba kraujo tyrimą, arba šlapimo testą tam, kad sužinotų, ar yra nėščia. Pas mus naudojamas pažangiausias metodikas, dabartinės yra time-lapse metodas, kas gerina embrionų kultivavimą, nes embrionai yra filmuojami visų jų kultivavimo laiku ir jų nereikia ištraukinėti iš inkubatoriaus, kas yra papildomas neigiamas faktorius jų auginimui. Tokiu būdu gaudami mes daug informacijos apie jų augimą, morfologiją, galim išrinkti patį geriausią embrioną, kurį verta perkelti į gimdą. Taip pat genetiniai metodai taikomi, ištyrimai ląstelių, kadangi apie 50% embrionų pasižymi kažkokiais genetiniais nukrypimais nuo normos. Ir siekiant perkelti patį geriausią embrioną, pas mus atliekami genetiniai tyrimai, kurie padeda tai nustatyti. Taip pat mes naudojame praktikoje savo lazerį, kurio pagalba galime ploninti embriono sienelę ir taip pagerinti embriono implantaciją moters gimdoje. Nepaisant visko, nevaisingai porai šiais laikais tikrai yra būdų, kaip padėti. Belieka kreiptis į patyrusius šios srities specialistus, kurie paskirs jums geriausią gydymo būdą. Nepamirškime, kad ir patys galime prisidėti prie savo vaisingumo išsaugojimo, nuolat rūpindamiesi savo sveikata, vengdami žalingų įpročių bei profilaktiškai tikrindamiesi gydymo įstaigose.